Labas rytas, ateik. Labas rytas, diena numeris 2. Ir šiandien bus banginių diena. Eisim pakrapštyti ausį banginiui. Kai atsibusim. Jej! Jej! Radom silkės ir toms kai dar pasakyti dalyko, o toms valgys sumuštinių pusryčių. Darysios biškį sumuštinių. Biškį pavalgėm. Ir silkė tai tokia buvo įdomi, nes buvo saldžia rūgštė, tai tokia, nežinau, keista silkė, nelietuviška silkė. O aš radau virtų kiaušinių, bet neradau majonezą. Ir neradau keptų kiaušinių ir beikoną. Ir neradau keptų kiaušinių ir beikoną, tai čia kaip ir sunkus ryts. Tai va, mes sakėm, kad apsirinkėm šitą, o ten žmogus taupo maikės. O laukia visai šalta. Iškart šalt pasidar, kai pamata žmogus su maikė. Jo, pasidar šalčiau negu ir iš tikrųjų, o aš nepasimėjau pirštinių. Nori pareik daug čia? Pareik. Taip. Tada... Atsivūn miestas. Ir taip visai gražiai atrodo. Ir einam pas banginių dabar. Ne pas banginių, bet ten, kur mums pasimti, tada plauksim žiūrėti banginių. O čia žmogus bėgimo. Ir tai visai gražiai rekti, kad gal tam saknelys ir gal kad debesuotų nebūtų. Tai gražus miestas šį rytą. Nu, va, laivas keliats. O ten plaukime žingsleivyti. Visai gražiai jau kaip švint po biškį tenas. Toms nusijom kepurę ir atrodo atėjom tuo. Nusipirkom bilietuką, važiuojam į banginių namus. Plaukiam. Va, atėjom į laivą. Juokinga šukuosena ir laiptroftai, taip pažiūrėsim. Čia viskas atrodo. Ir tas šuo. Tai dabar švartonamės, susukamės ir plauksim jau banginių žiūrėti. Toms lendai kadrą. Vėl pamajau. Ir visai smagia, kai ir nedaug žmonių, tai man atrodo švies. Kokie gal 7 žmonės tik tą. Tai gal nereikės taip rusteis, kad nors banginį pamatyti, ar šiaip kur nors pamatyti, ar pafotografuoti. Nereikės eilės laukti, nes gal yra visai daug. Veiks, kai nedaug žmonių. Na, prasta, ir kad tokie laivukai visokie. Baba vaisė, kad neišmeščiau telefoną. Tai reikia nusipirkti lasdelį kažkokį, kad galėtume laikyti telefoną. Ir pasakoji, kad banginių galimybių pamatyti šiandien turėtų būti apie 80%, nes ir pakankama šalta. Ir jūreivis tas buvo su atsiraitojais vilkovėm, kai mes sėdam apsirengę su 3 sluoksnės. Jo, Ana visai sakė ne šalta. Ten labai jokai buvo sakė, iš kur jūs esate iš Lietuvos, ne? Tai mes nežinom, iš kur žinant, kad mes esam. Bet jūs iš skirtingas akcentas šnekat. O anus akcentas toks britiškas, o tu nelaba. Kai sakėm, kad toms IT-šniks ronis apskritą daug nešnek. Tau gal net lietuviškus iki toks akcentas ar žemaitiškus? Gal.
šiaip ir aš galėčiau į mano veidą. Ir labai tiek visai smagia, bet tiek cool, visoka tiek. Ir labai gražia, kalna, vanduo. Ir taip atrodo net nesinori paveikslauti ir filmuoti, nes tiek noras sėdėti ir džiaugtis. Bet visai noras ir nupaveikslauti. Kad prisiminti. Jo, kad prisiminti. Tai va. Tai va. Ir man atrodo, banginiam patinka pasišildyti pelvą prieš saulutę, dėl to ir išlenda. Man irgi patinka pasišildyti prieš saulutę. Mes čia su Evelina šnekėjom, kad vakar obuolių norėjom nusipirkti, bet jau nebedirba paprastas parduotuvės ir į vieną parduotuvę, kad nuėjom, 6 obuoliai kainavo tarp 9 angliškus pinigus. Tai sakėm, kai grįžėm... Nu, netarkim, kažkur man atrodo. Mažiau gal 7 centas jo, bet vis tiek. Tai kai grįžėm namo į Angliją, organiko obuoliai iš Tesco po 2 pem ir 3 pem nebeatrodys brangu. Nu, nes tėva tiek visai skaniai būtų kokį obuolį pagraužti, bet biškai atrodo radikilas, kai tik kino. Ir vis dar toms labai jaukinga šukuosena. Johnny's Bravo. Nu. Super šukuosena. Net be želiaus. Nu. Taip. Nu. Taip. O šiaip tai yra vaisių gamta. Aha, labai gražiai. Ir tie plaukti ir tie malonė jūt. Kaip, taip pat jausmas toks pat malonis, ką keltais į smiltynį, tik tą daug ilgiau. Tik tą vaikirų nėra dar. Tai nežinau, ar čia gera ar bloga. Ir įdomi, nežinau, dar 15 gal minučių plakama, bet iš daugiau. Tai kai nuplauksim, kol kas labai smagiai ir labai gražiai. Dar jeigu šias banginį pamatyti, bus super smagiai. Bet kai reikės parplaukti valandą, tai jau bus o kalnas, Jo, man atrodo labai greta ekspripro, nes pavyzdžiui, šįryt jau šnekėjom, kad nebejau tam visai sieras kvapą nebija. Tai sakiau, tai galbūt, kad vakar baltuoju mešką pabesdėjai ir išgaravo iki šį rytą. Tai Evelina sakė, aš su tą mešką gyventi nenorėčiau. Dar kalbėjom, kad visai fainė būtų kur nors su javutė, pavyzdžiui, trolį nuvažiuoti paveizėti į to trolį mumį, kur ir tenas tas kaip pasaulis, kaip Legoland, trolį mumį lands. Bet tada reiktų rodyti filmukus ir sakau, Tomo, bet tada būtų kaip Šiaurės Korėja, kad kažkom bandai įtikinti ir žiūrė po pusę metų įsitink vako. Įsitikė. Lots of them. No, not myself. Yeah, towards me. The water's very smooth.
mašiną ir matėm orką turbūt. Ir vis dar plaukiojam ir dar gal ką nors pamatysim, bet turbūt biškį nervuojam banginius, nes įsivaizduok šeštadienį rytą eini pasivaikščiot, sekmadienį rytą eini pasivaikščiot ar arbatos atsigert ir čia visi lenda filmuot. Taip ir būna. Nuvedė vakas, nes aš gal taip įkvėptam ir sėdė į pasidėlį į kavinuotikėnę, tai vakas labams patenkėnę. Žaidavo laivą vairau vaks. Ne. Biškį drevom, biškį šalta, bet sakė, keep your eyes open, nes there is a mink whale somewhere and she's very fast. Tai reikia taip sukinėtis ir skenuot ir sakyti. Ne, bet ir manau, kad kažkur netoli, nes dažniausiai paukščiai skraida, man atrodo, netoli banginių. Ką tu duomen, mes tai sakom banginis, tai vyriško giminė, o mink whale tai sakė, she is very fast. Moteris, tai ne banginis, o banginienė. Taip. That means she's going to stay under for a few minutes at most. Maybe. Dad, Yeah. where's the whale? She's gone down, Gone down. We've seen about 4 or 5 times. Quite big. What's that, John? That's a mink whale. That's a minky. Yeah. You see it? Yeah. Tai plaukim jau atgal ir esam biškai sušalę, pirštų nejaučiu ir šneku aukštaitiškai, čia dėl to, kad šalta, bet super, pamatėm, nežinau, čia pavadinimų daug visokių sakė, aš tai mačiau kaip ir banginis, bet nemačiau tų dėdel banginių, bet tokių kaip orkų, kaip delfinų ir porą minkų, ar jo, minkom berods vadina, tai taip labai smagia ir taip atrodo plauk, išner ir tada sako, jau kai paner, tada išners kur nors toliai ir taip išner vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą paner ir tada visi laksta aplinko laivą ir iš kurio vietoje išners. Labai smagia. Ir dabar jau lauksim kur nors atsigerti, arbatas kur nors, pavalgyti ar kavos dar atsigerti ir smagia. Atsigėrėm arbatas, biškį su šilom, bet vis tiek dar šaltoka. Ir jau greit bus apipeitus, tai parplauksim į uostą ir eisim pavalgyti lobsterių sriubos turbūt. Eisim į muziejų pažiūrėti realaus dydžiaus banginio. Jo. Tai va, smagiai. Šalta tikrai. Tai dabar perplaukiam su tom, kai čia mūsų laivas. O tenais vastu tas pilks karinis. Ir sakė, kada nuo daugiau nebenaudoja. Nes ir labai plons helm, bet on dalyvavo kar ir dabar tiesiog čia kaip stationaris tų. Buvo vienas nesmagas dalyks, kad buvo labai gražiai plaukti delfiną pagal mūsų laivą priekį. Ir aš galvojau, ką filmavau, bet iš tikrųjų nepaspaudžiau, kad film rekord. Aš nupaveikslavau porą nuotrauką. Jo, Toms nupaveikslavau, tai bus gražiai. Kita. Ir nežinau, paskui gal papasakusim apie šeimą, kur Rošas plaukė
Eidavo papasakysiu aspektą. Žodžiu, plaukė prie to gidą. Jis sako, kur čia gal pavalgyti banginių išėjus. Tai čia vėžį žiaurė, kad važiavom pasigėrėti banginės, ir paskui išlėpė ir su savo kas pavalgyti banginių. Nežinau, tai man taip keista atrodo. Nu, gerai, gal atrodo čia jum, kad kultūrinis dalykas, tai kažkas tokio, bet yra kažką aptomu, sakau, yra female genital mutilation irgi kultūra, bet nereiškia, kad ir teisinga. Jeigu nesim dabar sriubos valgyti, aš nesu eikos banginių. Jo, tai geriau vienam sriubos valgyti, nes lava šalta ir sumėlynau ranką. Gerai. Nedirba lobsterų soup. Dirba, tai yra šiandien nuo vakare, nuo 5:30. Tai žodžiu, dabar sušalę, bėgam per gatvę ir einam į muziejų vietoj to, kad valgytume sriubą. Nu, bet gal nors kavos kur nors reikia atsigert, kad sušelti. Jo. Atėjome į Velso Vaisland ir galim parodyti, ką viskas atrodo parodyti. Trumpa, daug nerodysi. Šnekas banginė. Rangsbanginiaus, kad viduramžiais parduodavo katinų kaip unicorn orla ir gaudo daug didelį kainą, daug pinigų žinau, nes tikėjai, kad iš tikrųjų būdavo unicorn žmogus. Jeigu taip pasižiūrės, tai dabar atrodo toks susuktas tas. Vis labai gražus. Šypsos. Kas toks labai rimtas. Beveik banginės. Kas toks išsižiūrėjus, sako. Tas tai labai rimtas. Jau kas. Nu, pareini. Žmona mano. Sakė, jis Nu, tai užtenka vienam supluoti. Kad, suplaimsi, kad iškirpt galėtum paskau. Labas. Sveiki. Tai jau praėjom iš buvom banginių muziejų ir paskiau dar prieš tai jums sriubos negavom, bet turbūt pamatysit video ir nežinau, gal apie dainą, kol papasakot, nes tokia dar daug visur vaikščiojom, daug visokių, labai daug iš tikrųjų matėm ant namų piešinių didelių, taip visai gražiai atrodo toks. Ir taip būna menas viso. Visas miestas toks atrodo, kaip didelis meno kūrinys. Jo. Ir įdomia plaukon susipažinom su vienu škotų vyruku. Nu, toks jau labiau gal diduks negu vyruks. Nu, tai plus 50. Nu, daugiau, žinok, man atrodo, plus šiam buvo. Ir tas diduks pasakoja, kad viens pats buvo, turi ir antrą kartą, nes pirmą kartą nepamatė banginių. Tai pamatėm banginių, buvo labai gražiai, pašnekėjom su tuo turo operatorium apie Reikjaviką kainas, apie darbus. Pasiskundėm, kad alus brangia kainau. Tai kaip jau Primas pasakė, kad tai sako, Islandijoje alus jo brangia kainau, tai nieks palaus negerai.
arba mes geriam arba numus, ko nors stipriau, arba žolę rūkom. But I don't partake any of this myself. Jo, tai buvo taip jaukinga. Paskui pašnekėjom apie kainas, kad, suprantama, kad turistam ir brungia, bet vietiniam irgi žiauriai ir brungia gyventi. Ir on sako, kad jau labai toliai tik tą nuo centro gali rasti, kad būtų pigiau, kad galėtum, kaip vietinis nusipirkti. Tai sako, būn toks vietinis mažas toliau kepyklėlis, sako, ne delikatesin ar ten kažkoks trendy bakery ar kažko. Tai šiaip sako, daug nien, kad kažko pavalgyti aut, nes taip visai brungia. Ten atrodo, nemirgiai. Ir iš tikrųjų aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad Anglijoje, kiek mes einam valgyti, tai vis laik būn žmonės suvakas, išėjimas valgat. Ir, pavyzdžiui, savaitgalį netgi pabus buvom piln šeimų valgat, ten Sunday roast ar dar kažko. O čia kažkaip ne, tik tą vakar pizzerijų matėm vien šeimų. O šiaip mažą matėm, kad šeimų ėtų pavalgyti. Nu, bet čia gal dėl to, kad brungia jo. Ne, į kamerą. Tai į kamerą, štai. Bet kad supluojate. Nesvarbu. Tai nebuvo normaliai pašnekam. Bet visai te pasirodė gal neliūdna, nežinau, koks jausmas būtų. Nesmagia kitų atžvilgių, nes kai ir visą Islandiją, man atrodo, ne Islandiją, vis Reykjaviks laikos ant Veinos industrijas, tik turizmo, vis ir turizmo, ir Taco Bell, yra, kaip tas pizzerija, Domino's pizza, Burger Kings, Dunkin' Donuts. Tai toks labai pritaikyts turistam, į ko norės turistą, ten vien suvenyrų parduotuvės, vien kažkokiu, tai būtent turistam pritaikyti restoranai. Man atrodo, kad tu, jeigu esi jaunas žmogus, tai tu nelabai turi ir pasirinkimą, ko tu dar gali veikti, nes tau yra tik ta industrija ir tik ta, vos ne, kaip vienintelis pasirinkimas, kad tu dirbsi kažkur ar su turizmu susijęs, ar kažkokios tai suvenyrų parduotuvės, ar kažko. Ir buvom supermarkete irgi, kad daugum dirba jauni žmonės, tai bet čia irgi neaišku, ar dėl to, kad gal neįstudijau, aš nežinau, o gal tiesiog, kad nėra kitur, nėra kokių kitokių daug industrijų. Dar įdomu šnekėjom su tau Bachurioku Džonu, ar daros buvau tuo... Vadovą turi, kaip gida. Aš būčiau pasakyti prižiūrėtojaus. Žmonės prižiūrėtos. Kaip enclosure kokias. Tai pasakoj, kad... Užmašau, ko norėjau sakyti. IT? Kad kapitonis? Ne, kapitonis, ne IT. Žodžiu, paklausim dar, o tai nerek ten gelbėjimo slėmenių. Sak, jeigu norit, galim duoti. O tai, kad paskutinį kartą žmogus tikrai, su mumis nekados. Gerai, tai nerek. Ir dar buvom dviejų supermarketus, pažiūrėti, tai tarp visokių tokių įdomių dalykų. Vienas buvo toks, ką vadinas tas? Bonus. Bonus, jo, tai toks pigesnis, gal kaip Aldi arba Lidl, gal toks. Net, ir ten, pavyzdžiui, ir kumarys šaldytuvas. Tai vis kumarys į šaldytuvas, ten sudėti kiaušinį, pieno produktą, kad kits kumarys mėsą ir daržuojas, toks pat šaldytuvas. Taip įdomi. Tenas jau buvo biškį pigiau kažką ir nebetuoti vaistų. Tai jo, sakėm, kad nusipirkom snacksų ir nusipirkom dvigubą daugiau negu vakar, o sumokėjom dvigubą mažiau negu vakar. Tai sakom, cheap stuff, bet nebloga. Ir paskui ėjom į Velso Vaisland muziejų, tai labai, aš tai nežinau, labai rekomenduočiau nueiti, labai fainas muziejus. Ypač jeigu pirmiau paplauki, nors gal ir įdomu pirmiau nueiti, paskui pamatyti. Labai įdomu, kad kai banginius plauk pažiūrėti, tai labai taip smagiai, banginis įėjai. Ir ten su žiūron stovi tas prižiūrėtos ir sak, banginis ten 200 metrų po 2 valandą. Vaistap, nubėgi vien gal, nubėgi atgal, nubėgi vien gal. Ir ten tik mažytis toks fins išlenda arba kokį audegytį. Atrodo toks nedėdelis, o kai nuėjom į tų muziejų, tai ten eiktų savo, ten praryti galėjai. Dėdelį, tokia. Šiaip būtų ir baisė, bet ir smagia tep. Panardyti ar? Arba panardyti, arba kad šalia praplaukti, tarkim, sėti kokį valtelį, ir ten banginis. Kaip aš kai atsikėlu ir apsisoku naktį miegodams. Tai gal su tom korbun kaip kanuojasi.
Smagiai būtų. Tai jau. Bet iš tikrųjų man patiko labai ta ekspozicija. Ir tai fainai buvo renginių garsų, buvo labai gera buvo prašyti, ko nei valga, kas didžiausių priešą ir pavojų. Labai įdomu parašyti, kad banginiaus audega ir fingerprints, kad yra labai unique ir pagal to mokslininką steb, kurio vieto būn, kad nuotraukos social media nufotkinti banginį ir jinai mat, kad čia tas banginis buvo Islandijoje, o dabar Karibus. Jo. Ir buvo vienas tam pasako įdomus neįvyks toks, kaip nutikims, kad vienas banginis dėl kažkokios priežasties Karibus pralėm tik tą kelias savaitės, kur ne šiaip ilgiau buvo, kur šiaip žiemuo, ar ten laukas palikon, o žodžiu, kad ons vos nuplaukė, pabūčiut, tai parplaukė iš karto. Kas čia toks pasakyms laukas palikuoni, kai įsivaizduok banginis nuplauk iš Islandijos, kur šalta, į Karibus, kur šelta ir ten įruoju, ką pasimylėti su banginienėm. Ir nuplauki, apsisok ir parplauk, pabuvęs tik 2 savaitės ten. Tai gal su, nežinau, depresija žmogų, namų ilgesys. Kai depresija turbūt, kai grįžo ir susivokia, kad 2 savaitės ten te buvau. Nereiks, kai depresija žmogui, turbūt depresija banginiau. Tai dėl to paskui ir taip ir necypaun, bet sako, Ne, ten vėlioklis garsas. Vėlioklis? Taip, sako, Jo, tai labai įdomu iš tikrųjų ir jeigu kas nors varysit, tai visai fainė buvo dar, kad mes su to laiveliu, kur plaukėm, ką vadina Seilačiaus. Reikjavik Seilas. Jo, Reikjavik Seilas. Tai buvo toks biški kaip nenaujausias laivas. Toks reikėt remontą, bet kur žmonės plauksi, tu labai nauja ir tu labai, kaip čia pasakius, tokio modernių laivų. Tai ten buvo pilnas laivas žmonių, o pas mus buvo kokie 7 gal žmonės ir plus dar 4 krių. Ir buvo žiauriai fainai, nes galėjo visur kur norėti, visko pamatyti. Taip, iš tikrųjų fainai. Nueini į priekį laivą, stovi, pasižiūri, kad už nugaros stovi kapitonas ir pasitrauk. Nereiktų užstoti kapitoną. Ir ko norėjau pasakyti dar, kad su turu gavom nemokam bilietį to banginių muziejų. Tai jeigu kas varysit su tas turas, tai eikti to turai ir turbūt irgi, jeigu ten internetu užsisakai, irgi gauni. Tai į banginių muziejų nereikia mokėti. Bet netgi mokant, man atrodo, tikrą vertinę. Mes planuom, mes nežinojom, kad bus nemokama, tai ir aš nepažiūrėjau. Bet kai norėjom pasiimti bilietų ir Evelin sako, žiūrėk, nemokama į to muziejų, taip, čia planavau, jo. Šiaip, tai fainė. Iš tikrųjų labai toks, labai įdomus muziejus, labai informatyvus ir man atrodo, kad turėtų vakam irgi labai pateikti. Ten vakam gal tai aprašymą gal, bet jie, ne bendresni, bet tas dydis, kai tu, aš nežinau, atsistoji po mėlynuoju banginiu pakabintų ir susivoki, koks man įdėdėlis. Tai man buvo vis... O vakar turbūt dar nueisim kur nors brangaus alaus paragauti. Bet turbūt po vieną. Arba aš 2 gal, Evelina 1. Ir dar tau grįžtant, užėjom į antrą parduotuvę. Jo, ir pamatėm antrą parduotuvę, tai to gal kaip Maxima. Tai ką vadinasi, Kron berods? Kron, tai. Evelin galvoja, kad 1 poundą parduotuvė, 1 kronos parduotuvė. Bet aš galvojau, kad Poundlands, tokį tipą, bet ne. Ir nenufilmavom, bet beikono kaina, man atrodo, buvo 19 svarų kilogramas. Buvo pigesnis iš 15. Tai aš šiandien valgiau traškučius su beikono skoniu. Kad tai baidavo irgi kainavo daug vakar. Ir beikono ir pusryčiam nebuvo, tai visai nuskriaudė. Tai dar prisiminiau dalyką, ko pasakoju, tas apie mėsą. Kad buvom krautuvėje mėsą, pavyzdžiui, vištien labai brangė buvo. Ir tas turo operatorius, tas prižiūrėtas, kaip tu sakė, sakė, kad vištieną vis ir importuojami, dėl to tiek brangi, bet ėrieną anivėsą užsiaugin čia Islandijoje. Mes šnekėjom to dedu ir sakau, kaip jums vaizdą. Saka, kiti dalykai, pavyzdžiui, ten tokie kriuklė arba ten kalvas, tai sak, taip pat kaip mūsų.
O mes stovom tokie. Jo. O mums tai vau, toks kaip menulis vos ne. Einam pas Mešką į alaus gardeną. Jei ragausim alaus ir gali pasiimti alaus lentą. Šis? 12 arba 22. Tai jeigu norėtų paragauti 22 alaus, tai kainuotų apie 100 svarų. Super. Tai 44 gal? Po 2 ant galvos. Dar labai jaukingai, kai ko nors pamata įdomaus ir nori pasakyti, nu tarkim, Evelina norėjau pasakyti, koks įdomus akcentas iš Amerikas, bet norėjau neminėti šaliais. Tai sakau, koks įdomus akcentas iš galimybių šalies. Ir aš nesupratau. Suprato. Aš galvoju, kokios galimybių šalis. Aš galvoju, čia kažkoks filmo referent, muzikos referent. Galvoju, what? Visai. Tai minėjom, kad brangus alus, ne? Tai dėl to tokios mažos porcijos. Ir dėl to tik tai 6, o nebe 2. Taip. Nes taip ir 2 gal paragauti. How to think about that? Yes. Tomorrow. Dabar atgal soks. Vis dar laukam burgerių. Ir kaip ir beveik pabaigėm savo ragavimą ir nusprendėm, kad reikėtų dar paragauti ką nors. Nu, nes alus Islandijoje tai nebrangus, tai reikėtų dar paragauti. Nu, nes, kaip vanduo, ne? Kaip ta water tiek pat. Jo, tai stouts, toks labai Edvina geras stouts. Ir labai geras antras buvo, kur irgi Edvinau patekti, nes būt baltas. Bet stouts, tai va, Edvinai, kai atvažiuosim paragauti, stouts kainuoja tik tai 23 svarus pinta. Tai gali pradėti taupyti. Jo. Bet... Nes turėsi mus pavaišinti. Čia seniukus. Seniukus, nesakyk garsiai. Labai jaukinga šiandien. Evelina nuėjo į vonę ir sako, Toma, amatė mano žėlą plauką. Aš sakau, ne. Sako, good boy.